artėjam arčiau prie telepatiškas civilizacijas. Tas reiškia, kad mums nebereikės šnekėti, kaip dabar šnekam, kad dalintis informaciją, kad bendrauti. Nes dabar ką mes darom, mes skleidžiam kažkokius garsus, kad jie tik turi reikšmę mums. Įsivaizduok, kiek pasaulyje daug ir kalbų, kad tas ir visiškai kažkoks nesąmoningas, kažkam, kas nesuprantų kalbų. Tai ir tiesiog kažkokie garsai keisti, kad jie ir pagal kontraktą, pagal sutartį mums tiesiog žodis kažkoks, kuris reiškia X, Y, Z. Ir mūsų civilizacija dabar jud link telepatijos. Ne telepatijos, o telempatijos. Telepatija veikia, kai visa civilizacija yra meiliai, besąlygiškoj meiliai su visais. Ir mes esame visi ant to pačio dažnį, ant tos pačios vibracijas. Tai žmonės, kad ir labai stipriai myli viens kitą, dažna pabaig sakinis tais pačiais žodžiais. O va tam ir esmė, kad tu neskaitai kietą žmogaus, kitos būtybės, kietą gyvūną, kažkokį kietą gyvę, su katru bandai susisiekti, bendrauti, minčių. Tu neskaitai ir uns neskaita tavo minčių. Kaip iš tikrųjų yra, kad tu turi tas pačias mintis, tau pačiu laiku, kaip ir tas žmogus, ta būtybė, tas gyvūns, whatever. Kai mūsų civilizacija visa bus besąlyginė meilė, pakel savo dažnį, mums nebereikės šnekėti. Mes galėsim bendrauti telepatišką. O kodėl tai yra išvis naudinga? Tai pasiduok, tu sėdi klasėje ir mokas 12 valandų kažkiek specifinį informaciją. Mokas. Nu tiesiog reikia išsuvesti informaciją, įsiminti, atsiminti, toliau, bla, bla, bla. O telepatiška, ką mes bendraujam, ne tiesiog, kad mintis turi vaizdus. Mintis turi jausmus. Ir kaip tu prasijunti tom patį, kaip tu tom patį turi minti tom patį vaizdą, tu tom patiri. Ir tu gali 10-12 valandų informacijai iškart atsisiųsti savo smegenėnį, savo sąmonį. Tau net nereik klausti, net neturi antrą klausimą. Dėl tipo, aš turiu klausimų, aš man čia nedain kažkoks kelių ronką. Ne to nebūna. Tu iškart visko žinai, tu iškart visko turi. Esmė ir tami, kad tai bus labai efektyvų. Tai mes judam link to. Ir aš esu labai laimingas ir iš tikrųjų dėkingas, kad mes einam link to.